Esame Stansted oro uoste, vienas iš didžiausių Londono, prie Londono, kaip čia pasakyti, oro uostų ir dabar laukiam. Jau mes perėjom patikrą, mane labai šniukšnėjo vien dėl to, kad kišenėje turėjau lūpdažį, tai net narkotikus tikrinu su lipduku tam, kur paieško ar miltelių yra. Nu, bet viskas gerai, perėjom patikrą ir dabar laukiam skrydžio ir dar daugiau nei kažkur nei valanda liko, tai tikrai, gal dar daugiau. Nu, žodžiu, pavargus labai, atsikėlus 4, Edmundas visai nemiegojo, tai va, tokie keliautojai. Skrendam į Eindhoveną, ten yra Nyderlandų oro uostas ir mus vaikai pasiims. Sėdžiu lėktuve, jau kaip ir viena, nes Edmundas sėdi kitoje vietoje, bet aš galvoju, Ladies and gentlemen, you are welcome aboard this flight number FR2537 taking you to Eindhoven operated by Bus. Jau beveik atskrido, tai būsim čia, matosi žemė, jūrą perskridom, dabar jau kaip vis žemynas ir dabar leisimės Eindhovenį Nyderlanduose. Mes esame Olandijoje, miestelėje, kurioje gyvena vaikai. Štai matot, aš turiu vežimą, nes mes išėjom pasivaikščioti su mažytė. Ir dabar einam į kavinukę, kurią mėgsta duktė ir tenai išgersime kavos. Tai matot, čia visai gražu už nugaros, man labai gražus pastatas ir labai gražiai žydi vanduo žalias. Ar čia žydi, ar čia nežydi, gal žydi, taip vadinasi. Tai va tai žalias ir dar kažką pafilmuoti čia nėra labai ką, nes mes einam tiesiog per parką, grožimės gamta, o tas architektūros kažkokios nėra, nes jeigu kas Alyvėltoj gyvena, tai čia yra maždaug miestelis kaip Alytaus dydžio. Kaip ir sakiau, jam į kavinę tai ir atėjom. Čia valtų susakėm karališką latė, tai yra su karamelė. Mes esame Eindhoveno oro uoste, iš kur skrisime į Vilnių. Tai va dabar turim dar truputį virš valandos laiko, tai nenorime įeiti pro vartus, nes būna daug žmonių, o paskui paskutinę minutę greitai ir pereinam. Tai mums be 15:08 skrydis, o be 15:09 skrydis, vat vyras pataiso labai gerai, o būsim Lietuvos laiku be 5:12. Tai paskaisim pernakvot pas dukterį ir kitą dieną parvažiuosim, mano tėvai parveš iš Vilniaus, nes jie bet kokiu atveju važiuoja Vilniaus Ikėją ir mes labai pasilgom Kiviuko, o Kiviukas taip pat atvažiuos į Vilniaus Ikėją. Tai va, mes atvažiuosim autobusu prie Ikėjos ir tenai gal su Kiviuku biškį pasivaikščiosim, kol tėvai vaikščios po parduotuvę. Kaip ir keista, bet Eindhovene yra va tokia, kur mes čia sėdim, kėdutės. Ir čia yra kėdutės neįgaliesiems. Ir štai va ten ženklas, kad gali skambinti neįgalieji. Tai reiškia, kad žmonėms su judėjimo negale galima, čia toksai yra stovas ir galima pasiskambinti ir gauti asistentą. Nes čia rodo, kad žmogus su lazdele gali, su vežimėliu ir taip pat regos negalę turintis, pavyzdžiui, aklas visiškai, kuris vaikšto su balta lazdele, žmogus gali pasisamdyti asistentą. Tai aišku, visos paslaugos kainuoja, bet jeigu tu skrendi vienas, tai tikrai be asistento neapsieisi. Tave įsodins ir viską ir panašiai. Tai man keista, nes, pavyzdžiui, Lietuva aš tokio dalyko nepastebėjau, gal už tai, kad jo nėra, bet Europa, žiūriu, žengia pirmyn ir judėjimo negaliai žmonėms su judėjimo negalė daro daug patogių dalykų. Tai va, tikrai, kad su mano agorafobinė negalė niekas nieko nepadaro. Lifte įdeda ir tai veidrodį ir man tada didesnė erdvė. Bet iš tikrųjų pasakysiu jums tiesiai. Jeigu lifte yra veidrodis ir atrodo liftas dvigubai, man vis tiek nebaisu, nes dvigubas, bet kokio dydžio liftas nėra tiek didelis, kad dvigubas mane gazdytų. Jis vis tiek yra man dar mažas. Tai aš galvoju, klaustrofobams galbūt baisu, net kai ir veidrodis yra
nes vis dar mažas tas liftas, neatrodo didelis. Tai va, dabar mes eisim gamtinių reikalų atlikti, paskui eisim pirkti traškučių, kad pagriaužtų lėktuve ir tada jau eisim per vartus, eisim į kitą pusę, kur jau įsodinimas bus. Suojam oro uosto eilėje, dar neįlipom į lėktuvą, tai va, laukiam. Jau gal 20 minučių stovim lauke prie lėktuvų, o iš Rėnėro išlipa žmonės, tai gal tie, kurie dabar atskrido į Eindhoveną, o mes norim į Vilnių ir dar kol kas jie tik lipa, jau gal išlipo, tai tuoj mus įleis, bet lauke laukia 20 minučių, ką aš žinau. Štai ir paskridom į Lietuvą, dabar esam pas Edmundo dukterį, jinai švenčia gimtadienį, išėjus iš namų, todėl mes vieni, čia jos kačiukas naujas, Munis, o čia yra katytė, kuri pikta ant manęs, o kaip sušnypštė dar mušėsi, tai jinai, jos vardas yra Mana. Tai va, mes pernakvosim, rytoj važiuojam, kaip ir sakiau, iki Ikėjos autobusu ir nuo Ikėjos mus paims mano tėvai ir parvešiau į Alytų ir pagaliau mes pamatysim kiviuką. Išėjom iš mergaitės, kur pernakvojem, dabar važiuojam autobusu iki autobusų stoties, ten perlipsim į troleibusu, dabar važiuojam, ten perlipsim į autobusą, kuris veža į Ikėją ir tenai Ikėjai lauks tėvai su kiviu. Ir mes lauksim jų biškį, kol jie ten apeis tą Ikėją ir tada važiuosim namo į Alytų. Ne autobusu į Alytų, tai labai retas atvejis. Atvažiavom prie autobusų stoties, čia kaip matot, tam matyti ir geležinkelio stotis. Ir mes dabar laukiam antro, ne? Nusivalyta trupinys ant. Laukiam pirmo autobuso iki Ikėjos važiuoti. Tai ten kitoj gatvėje yra kiviukas, tu jisai perės per perėją ir pamatys mus, nes jis panašu, kad dar nemato. Vaikelį. Kiviukai! Kiviukai vaikelį mažą. Jau pamatė, jau džiaugiasi. Taigi mes ir grįžom namo ir buvo labai daug siuntinių nepasimta, žodžiu, išbuvom kelionėje apie 10 dienų, jeigu šiaip priskaičiaus ir kad nakvojame Vilniuje. Tai kaip 10 dienų dar nebuvo, kad tiek ilgai būtumėm palikę vieną kivį ir matėte, kaip džiaugiasi kivis, kaip pamatė perėją, kaip pešiu perėją. Žiūrėkit, o čia yra išdrogas dėžutė ir aš nieko negavau, gavau. Žiūrėkite, gražus. Čia yra lūpų dažai. Taip, toliau. Dabar miegojau mašino visą kelionę, nepajutau, kaip pravažiavom į Alytų, paskui pramerkiau akis ir žiūriu matytos vietos, tai aš jau jaučiu, naktį prastai miegosiu, nors gali būti, kad ir miegosiu. Žinot, taip aš visą laiką ateina laikas, kai laikas miegoti ir tada jau užmiegu. O kol atrodo dabar, taip, dabar nenoriu miego, net kavos, jeigu išgerus, vis tiek užmiegu. Čia antra droga siunta. Čia nieko. Čia kitaip pakavimas. Čia, bet, kaip sakiau, nusipirkau raudonų dažų Vela firmos. Buvo akcija. Norėsiu savo arba raudoninti plaukus. Taip pat čia yra įdėjo jie į... Čia yra skirtas muilas rankom. Kadangi mūsų pasibaigė, reikia įsidėti į spintelę. Ir kadangi nereikėtų mokėti už siuntimą, užsakiau 2 skysto muilo. Ir taip pat dantų siūlo tokio, kurį naudoju nuolat, man jis labai patinka. Ir dabar čia yra irgi lūpų dažai tokie rudimatiniai ir 2 rūšių blakstienų tušas. Vienas yra, man atrodo, nuplaunamas vandeniu, kitas atsparus vandeniui. Žodžiu, išbandysiu, nes mano jau džiūsta. Ir aš galvoju visą laiką žiūrėti, kad blakstienas ilgintų, nes mano labai trumpos blakstienos. O kai storina, tai tiesiog įsiterlioju, susitepu ir viskas. Tai va, tokios naujienos, kad grįžom namo, kivis pasiilgęs, mes išsiilgę,
jau truputį dėliojau spintą, yra truputį padirbėta namuose. Mano tėtis pagamino vieną spintos dalį tokią, pridėjo, kad užtektų mums dar susidėti daiktams ir nebūtų taip apkrauta. Tai susidėjau ir tiek. Dabar eisiu kitus daryti dalykus, kuriuos susirašiau į dienotvarkę, nes aš labai kaip kas žiūri mano vlogus, jau turbūt girdėjo, kad aš pagal valandas rašausi, kokią darbą darysiu, kada baigsiu ir visus tuos darbus turiu padaryti. Tai vienas iš darbų šiandien toksai įdomus, kad reikės išmaudyti kėvį, nes 10 dienų jisai nebuvo akytės valytos. Tai išmaudysiu, kad ir akytės nusipraustų. Atėjau į rūsį. Čia mūsų rūsys, bet labai šviesiai rodo. Tai, žodžiu, atnešiau šitą skalbinių. Laukit, parodysiu. Skalbinių džiovyklę. Nes parodysiu, ką padarėm namie. Tai dėl to mes truputį aš perorganizuoju viską. Ir dabar šitą džiovyklę liko nebereikalinga kuriam laikui, gal kada prireiks. Taigi dabar padėjau ir einu namo. Štai balkone, čia kaip matot balkoną, yra įstatyta tokia džiovyklė. Štai taip galima įsiskleisti. Ir taip pat apačioje irgi galima įskleisti džiovyklę. Ir čia būtų gerai džiovinti patalynę, kai šiltas sezono laikas, kai langą galima atidaryti ir tada išdžiūsta labai kaip lauke. Ir buvo tikslas būtent šitą džiovyklę tam ir įsitaisyti. Ir kai žiema, aš dar nenusivaliau voratinklių, žiauru, ir kai žiema, jas tiesiog galima atgal sustumti ir naudoti kitai. Iš vis galima kabinti vazonus, kaip mano mama daro. Išskleidus pakabina vazoną ir gėlė žydė ir taip toliau. Tai va, tai paimu pieštuką, nes čia tėčiui paskolinau. Čia pas mus gėlių yra, pažiūrėkit, kokios gražios. Vyras prižiūri, tai gražios. O kai aš prižiūrėjau, tai buvo tragiškai džiuvo visus. Tai va, tokios. O namuose nusprendžiu džiauti skalbinius, kad gerai išdžiūtų ant šios kabyklos, kurią įsigijau pasikabinti drabužiams, bet čia, jeigu dėdavom džiovyklę tą, kur išnešiau į rūsį, tai būdavo užima pusę kambario, o ten gali išdžiūti vos visi drabužiai ir užimti tik tai kampą. Tai va, labai faina, kad taip sugalvojau. Tai kipiukas duoda man letinėlę. Tai va, šiandien, kaip ir rodžiau, buvau rūsyje. Taip pat užsakiau barborą, bet jau nerodžiau, nes labai dažnai rodau ir nemanau, kad jums įdomu. Dar turiu pasakyti, kad esu dabar su naujais akiniais, kaip jums jie biškie kreivi, bet reikėtų pasitiesinti. Bet tokie nauji akiniai mano baisus man jie, bet gal madingi, nežinau, ar madingi, gal jau irgi nebemadingi, kažkada buvo madingi. Tai va, tai nusipirkau naujus akinius ir kaip tyčia, grįžtant iš Olandijos, nakvojom pas Edmundo dukterį Vilniuje, nes nespėjom į autobusą, paskutinį labai vėlai skrydis buvo. Tai palikau savo akinius netyčia pas tą mergaitę ir kaip tik gerai, kad namie gavau kitus, nes, dar turėjau kitus, bet vis tiek šitie nauji, tai dar įdomiau. Ir va taip išėjo. O šiandien mes eisim į bankomatą, kadangi baigėsi mano banko kortelė, tai dabar kai perku internetu, tai visur reikia pakeisti kortelės numerį ir saugos kodą, nes nenuperka iš tos senos. Ta seną aš sukarpiau ir išmečiau, kad niekas duomenų nenusižiūrėtų. Ir dabar turiu naują kortelę ir noriu nueiti į Maksimą, į bankomatą, pasikeisti bankomate PIN kodą, nes noriu tą patį kaip buvo, nes tą labai gerai atsimenu. O šitą atsimenu, bet bijau, kad praeis kažkiek laiko pamiršiu, nors visada galima pasižiūrėti internete, bet vis man kažkaip patogiau tas senas. Ir mes nueisim į Maksimą, o paskui gal dar nueisim iki Lidlo, kuris yra arčiau, ne to tolimo, kur Santaikos gatvėje, bet
čia kur už poros stotelių, nes mes labai pratę gerti tuos vitaminus šnypšiančius. Ir ten yra pigiausia, ir ten yra multivitaminų skonio, ir mes labai mėgstam ir norim. Tai nusiperkam kokių 10 tų, kaip juos pavadinti, dėžučių, vitaminų dėžučių, ir ilgam užtenka. Nes yra ir Maxima, aišku, yra Rimi, bet jie brangesni, o vaistinėse iš vis kosmosas. Maxima, viskas gerai, dabar dar užėjom į tokią parduotuvę Audrita ir čia pirksim halvos ir Napoleono torto. Jau einame namo, nusipirkę viską ir jums sakiau Audritoje, kad pirksim Napoleono, tai planavom, bet paskui nusipirkom ten tokių pyragaičių karamelinių. Tai sakau, vyrai 2 perkam, jis nupirko 6. Nu, mes labai jau liekni esam. Bet nereikia suėsti, kaip aš čia kalbu, nereikia suvalgyti iš karto visų. Tai vienai dienai pusė, kitai dienai pusė, tai kiekvienai dienai taip ir išeina kiek? Po 3, tai 6 dienom savaitė visai. Na ką, einam į namus, jau mes beveik prie savo namo. Čia yra halva. Jinai, nežinau, labai kieta ir aš visą laiką labai mėgau halvas, ne halvas, o halva. Ir toks gabaliukas, €1,69, tai biškį veidoka. O aš dabar čia atsėdau tam, kad norėjau jums pasakyti, kad paragausiu šitą pyragėlį. Čia žinot, kaip torčiukas. Aš įsivaizduoju, kad tie kieti bus karameliniai tokie, bet čia karamelės skonio tortas tiesiog. Jisai iškeptas kaip pyragas ir supjaustytas. Primenam vaikystę, kai valgydavom sviestinius tortus. Man tai buvo skanu, daug kas nemėgo. Tai dabar spausite patiktuką. Jei patiko vlogas, taip pat galite pakomentuoti, galite prenumeruoti, taip pat paremti, negausikime, paremti Contribui.com platformoje. Ir užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!